sveikos mergelės. Jums ši savaitė yra toks labai išbandymo metas dėl to, kad jūs turėtumėte būti stebėtojais, nieko nevertinti, nes konfliktinė situacija gali išaugti kažkaip tai iš nieko. Na, tikrai nenorėkite niekam gero, nes labai dažnai žmonės turi nemalonius dalykus vien dėl to, kad jie nori kažkam gero, nori kažkam paprotyti, pasakyti teisybę ir taip toliau. Taigi šita savaitė tiems dalykams yra visiškai netinkama. Na, o dabar spauskit patinka ir mus prenumeruokit ir tęsame. Tiesa, kas norite asmeninių konsultacijų, rašykite į Messengerį, derinsim jums patogų laiką. Taigi, nemalonius dalykus pasakiau, nekonfliktuojate, nieko nevertinate ir su šypsena tik tai stebite, kas apie jūs vyksta. Na, dabar geri dalykai. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad daug džiaugsmo gali suteikti bendravimas su vyresniais arba labai įtakingais žmonėmis. Tai gali būti ir dovanos, gali būti ir malonus patarimai ir iš vis labai puikiai praleistas laikas su labai didelė moralinė, ne tik materialinė nauda. Taigi bendravimas su vyresniais žmonėmis gali pritraukti ir jums palaiminimą, gali tiesioginė prasme žmogus jūs palaiminti, ar tiesiog perkeltinė prasme, reiškia tą palaiminimą, galit patys prie savęs pritraukti, tai yra papildoma sėkmė ir pasijusite dėl to ženkliai geriau. Aišku, čia galima būti, reikia perspėti jūs, kad tai gali būti ir problemos su vyresniais žmonėmis. Bet tų problemų sprendimas šią savaitę vėlgi pritrauks jums karminius pliusus ir apdovanojimus. Todėl tikrai nesisielvartaukite, jeigu teks galbūt ir sudėtingesnius darbus atlikti su vyresniais žmonėmis, už tai jums kosmosas, dievai atlygins. Taigi, brangieji, kažkaip tai labai nebloga savaitė, svarbiausia, sakau, nesinervinkit, nekonfliktuokit, nes biški tokia įtampėlė dar matyt gal dėl tos pilnaties pradžioj savaitės jausis ir jūs, kad nereaguotumėt per daug jautriai. Taigi, iki kitos savaitės, ate.